Sveiki, aš Natalija. Darova. Ko tu čia ateidama? Gavau anoniminį laišką, kad mano parduotuvėje vyksta įtartina veikla. Todėl šiek tiek užsimaskuosiu ir pabandysiu išsiaiškinti iš vidaus, kur čia šuo pakastas. Taigi darbo pokalbį. Na tai man 3-4. Ne? Baigiau profkę ir kažkur 30 metų dirbo straikelės. Jaučiu turiu įtarimą, kur čia tas šuo pakastas, tik tai čia ne šuo, o paršas. Aš tai žinau, kad esu geras bosas. Pala, tai čia aš atėjau įsidarbinti. Ai, nu tai dirbti. Ai, tai aš jau priimta? Kas čia tau tai pasakė? Pasakok, kai esi dirbus. Sipyliau per tave, dabar matai iš to streso. Dirbau, tai ten, tai šiandien, CV viskas parašyta, turiu panašios darbo patirties. Ai, nesuvietu. Panašios turi patirties kažkokios. Pas mus čia kaip šeima yra. Atleidžiam už bet kokias klaidas. Alio! Iš darbo, šiandieną prašymas. Būna, žinai, čia tokių, ką čia. Blembas, skanu, kažkaip miela malonu. Gerai, priimta tu, duosiu šansą. Sveikinu, tu esi priimta į krovėjos poziciją. Taip, žiūroni. Nagučiam bus jau kapėt, žinok, jau kad nebūtų rytoj darbė, nes nusilaužiu man čia per. O koks mano atlyginimas? Koks dar atlyginimas?